Tai Vytauto stebuklai krepšinio aikštelėje. Sveiki krepšinio fanai, fanatai ir fantastai. Tai vienintelė laida apie lietuviško krepšinio anomalijas. Krepšinio misterijos tai ne šiaip sau laida. Tai detektyvas, drama, konspiracijų teorijos krepšinio aikštelėje. Aš esu Tomas Langvinis. Leiskite jūs patikinti, jūs nematėte nieko panašaus. Šiandien laidoje matysime paranormalų Mačiulio tritaškį metimą. Kokį fenomeną užfiksavo objektyvai, sužinosite tuojau pat po reklamos. Kaip jaučiatės? Na, kažkaip melsvai. Spalvotos skaidrės jūsų akiniams. Susikurkite dienos nuotaiką iš anksto. Romantiška rožinė, mistinė žalia ar gaivioji mėlyna. Norite aštresnių pojūčių? Įsidėkite skirtingų spalvų skaidrės. Dera prie visų akinių, iPod ir iPad. Įdėmiai sekite taikinį akimis. Matote? Neblogai sekasi. Jis dabar čia, o dabar čia. Nespėjate? Nes jums trūksta mineralų. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi... Krepšinio misterijos grįžo. Jonas Mačiulis, bene žymiausias lietuvių snaiperis, užima poziciją, gauna perdavimą ir tritaškis. Pavyzdingas tikslumas. Bet mūsų kūrybinę grupę sužavėjo nepelnyti 3 taškai, o vienas sunkiai paaiškinama detalė. Stebėkite, kai kamuolys paliečia tinklelį, šis užsiliepsnoja. Taip, pažiūrėkime dar kartą. Tinklelis iš tiesų užsidega ir tuoj pat užgesta, todėl niekam aikštėje nesukelia įtarimų. Kaip tai įmanoma? Ar fizika gali tai paaiškinti? To ir klausime ilgametės fizikos ekspertės mokytojos Ritos Tuštumos. Sveiki, Rita. Labą dieną. Na, žinote, tai galėtų paaiškinti net ir mano mokiniai. Juk kamuolį tinklelį paprasčiausiai veikia tenties jėga. Jūs ir pats pabandykite patrinti delnais ir nebejoju, kad pajusite šilumą. O įsivaizduokite, kokia bus šiluma, jeigu trinsite delnais tokiu greičiu, kaip lekia sviedinys. Tik žinote, aš niekaip nesuprantu, kokius ten tinklelius jie naudoja, kad jie tokie neatsparūs. Tinklelio jau nebegalime patikrinti, bet gal buvo kitų aplinkybių, kurios įžiebė kibirkštį. Kalbiname Lietuvos kamuolio sukimo ant piršto čempioną, Domą Valuokį. Na, šioje vaizdo medžiagoje atpažįstu būtent tą specifinį Mačiulio metimą. Nes, tarkim, mes vaikystėje iš vis nežaisdavom krepšinio, tik sukdavom kamuolius ant piršto. Kas geriausia, net nereikėjo kirptis nagų man. Vėliau, jau kai pradėjom žaisti normaliai, tai tik tokius suktus metimus ir temokėjom. Čia, manau, paprasčiausia dviguba trinties jėga. Tokie ir geležiai iki raudonumo gali plieksti. Savo versiją turi ir ankstesnėje laidoje jau kalbintas sporto operatorius Raimundas. Žinote, tai vis tų pačių senų kamerų problema. Viskas buvo įrašinėjimai betakam tipo juostas, senas juostas, todėl nuo tokių mažų brokelių mes jokių būdų negalėjome apsidrausti. Kibirkščiai galėjo sukelti netgi dulkę pakliuvusią ant juostos, o netgi kažkokio tai prožektoriaus atspindys sudarė tą ugnies iliuziją. Čia variantų visokių gali būti. Raimundai, turite iš tiesų daug versijų. Malonu, kad įsitraukėte į krepšinio anomalijų tyrinėjimą. Vytautas pristato. Mineralai daro stebuklus, o daugiausiai mineralų turi Vytautas. Atgauk jėgas. Malonu, kai įsitraukėte ir jūs, krepšinio žiūrovai ir atidūs stebėtojai. Perverskime archyvus dar kartą, kad iškeltume dar daugiau paradoksų ir fenomenų į eterį. Su jumis buvo Tomas Langvinis. Iki greitų misterijų.